yra ir kaip jisai veikia ir už ką Amway moka pinigus ir kodėl verta jį pradėti ir daryti jį greitai. Nes kai darai iš lėto, tiesiog gali atsibosti. Mums šitas verslas veikia, nes mes išgirdome šią galimybę daugiau negu prieš 20 metų, kaip ir Svaja sakė, ir veikia dėl to, kad mes pamatėme sprendimą. Daugelis žmonių Amway verslas neveikia, nes jie mato problemą. Problema kame? Nes yra 5 pagrindiniai dalykai, ko reikia, kad Amway verslas veiktų. Pirmas, kad prisijungti. Antras, pradėti vartoti produktą. Trečias, kviesti žmonės. Ketvirtas yra mokintis. Ir jeigu šituose 4 dalykuose mes matome sprendimą, Amway verslas visą laiką veiks. Bet jeigu kažkuriame viename iš tų 4 matom problemą, ar tai prisijungti, ar tai vartoti produktą, ar tai ne visus vartoti produktus, ar tai kviesti žmonės, bijau, negaliu, ką pagalvos, arba važiuoti į renginius, klausyti sėkmingų žmonių įrašus, arba skaityti knygas, mato žmonės problemą, Amway verslas neveikia. Mes turime visą laiką sprendimą ir mes visą laiką galime parašyti savo knygą ir aišku, tą knygą pradėti rašyti, kas turi kokią knygą? Galime naują kokią paimti, taip. Mes tuoj gausim knygą, kas greičiau duos knygą, valgyt, greitai atsirado knygas. Kai mes išgirdome verslo planą, kaip ir daugelis turbūt iš čia esančių, kas iš jūsų skaito knygas na čia? Nu gal. Dėl to čia ir sėdi, nes kiti žinot, kur yra? Prekybų centruose ieško dovanų. O viso dovanas tiesiog turite, taip? Taigi, kaip mes išgirdome, aš iš karto čia pasirašiau toj knygoje, aišku, pradžioje galvoje, kad ką aš galiu turėti su šiuo verslu. Nes išgirdus verslo planą, ką mačiau? Pinigus, mačiau atostogas, mačiau lyderystės premiją ir mačiau, kad šitą verslą bus galima kažkada palikti savo vaikam, nes tuo metu jau pas mus buvo 3 vaikai. Taigi, aš pradėjau šitą verslą nuo galo, o paskui mes žinome ypatingai pasakose, kas būna. Kas būna pasakose? Pamotė, taip. Būna šuliniai, kuriuos įkrenta žmonės, taip. Būna tas, kas dar būna? Veikėjai. 3 karaliai būna, taip, kas dar būna? Drakonai. Drakonai, taip, būna. Bet jų ne tik Amway versle yra, jų ką beveiktumėm, jų visur yra. Tik tiek, kad Amway versle yra graži pabaiga, o tada jie labai laimingai gyveno. Jie keliavo po pasaulį, lankė įvairias pasaulio šalis, juos skraidė biznio klase lėktuvais. Jie turėjo daug laiko galvoti apie savo ateitį, turėjo papildomas pajamas, turėjo finansinį pasirinkimą. Jie galėjo planuoti savo ir kitų žmonių laiką. Jie galėjo padėti kitiems žmonėms susigaudyti Amway versle. Jie netgi galėjo planuoti savo, kaip pasakyti dabar čia gražiai, ne pensiją, bet brandųjį laikotarpį. Ir ką dar jie turėjo? Tiesiog mėgavosi savo gyvenimą. Ir jeigu jums patinka knygos tokia pabaiga, tada nebijokite tų drakonų, kurie jums kada nors pasakys, ne, man nereikia Amway verslo. Nu ir kas? Iš 10, 9 gali pasakyti, kad jiem nereikia, o vienas pasakys, kad man reikia. Taigi mes prieš pradėdami kažką veikti turime žinoti, dėl ko mes visą tai darome. Nes Amway verslas kas yra? Aplamai tai yra Amway kompanija, kuri buvo sukurta prieš 60 metų su 3 produktais. 60 metų patirtis. Amway kompanija. Jinai sugalvojo verslo planą, kad kiekvienas žmogus, kuris nori kažką gyvenime keisti, galėtų pradėti savo nepriklausomą verslą. Jūs įsivaizduokite, kiek kompanijos įkūrėjai Rich DeVosas ir Jay Van Andelas turėjo iškovoti, kiek turėjo įdėti savo jėgų, kad įteisintų šitą verslo planą, kad mes šiandien Lietuvoje galėtum jo naudotis. Taigi tai yra verslo planas. Ir tai jisai yra tarsi kaip transporto
priemonė, nunešanti mus iš šiandieninio taško į tokį tašką, kokio mes norime. Nes neužtenka žmonėms, kaip pasakys, tik tai pinigų, nes pinigų pasaulyje yra. Žinot, ko trūksta? Idėjų. Idėjų. O jūs pradėdami Amway verslą, galite naudoti savo idėjas, kaip visą tai daryti. Juk nėra Amway taisyklėse, kaip turi būti parduodamas LOC produktas. Jį tiesiog Amway kompanija pagamina, įvertina jį pinigais, įvertina jį taškais, jūsų reikalas, kaip jį pateikti jūsų klientui. Kiek mes galime turėti idėjų, suorganizuoti grožio vakarėlį. Kiek mes galime turėti idėjų, suorganizuoti garuose troškintų daržovių vakarėlį. Mes tiek galim savo idėjų duoti. Ir jeigu jūs gautumėte iš kur nors paskaityti knygą tokią, kuri vadinasi rusiškai Prosta Rich arba angliškai Simple Rich, tai yra Amway įkūrėjo Rich DeVoso knyga. Ir kiek tenais yra išminties toje knygoje. Ir kas tenais yra rašoma, svarbiausia, mes dar, aišku, Artūras ne visą perskaitė, nes skaito vakarais, aš klausau, nes nėra rusiška, bet yra ir angliškas variantas, kad būtent Rich DeVoso tėvas ką pasakė jam. Kai jau pradėjo kompanija įsivažiuoti, ir jisai pasakė, šitas verslas turi labai didelę ateitį. Bet jūs niekada nepaveskite žmonių, jeigu jūs jiems pažadėjote, kad jie su Amway verslu įgyvendins savo svajones. Jūs tęskit savo darbą. Ir tie žodžiai Rich DeVoso visą laiką skambėjo ausyse. Ir jie viską darė. Jie neišėjo Amway kompanija nei iš vienos rinkos. Nors buvo visokiausių sunkumų, tokio kaip Anglijoje, tokio kaip Kinijoje. Visokių buvo niuansų. Ir nežinau, kokių buvo sunkumų jiems į Baltijos šalis įeiti. Bet kompanija įeina ir jinai tada rūpinasi žmonėmis, kurie prisijungia prie Amway kompanijos. Tiesiog mums reiktų įvertinti, ką mes turime savo rankose ir kuo mes galime dalinti su savo pažįstamais. Mes turime matyti sprendimą, ką mes pamatėme su Artūru, išgirdę šį verslą. Mes pamatėme sprendimą, kad mes galime savo gyvenime daryti pokyčius ir mes matėme, kad netgi daugelių žmonių gyvenimuose Amway verslas gali būti sprendimas jiems. Taigi, kaip jisai veikia? Amway kompanija gamina produktą, už kurį duoda taškus. 1 taškas Lietuvoje, apytiksliai 2 eurai. Už kiekvieną jūsų išleistus 2 eurus Amway kompanijai, jūs gausite 1 tašką. Amway verslo išmokos prasideda nuo, jeigu jūs per mėnesį surinksite 200 taškų. Tada prasideda Amway verslo plano išmokos. Nes jeigu jūs surinksite 10-20 taškų per mėnesį, tai čia dar nėra verslas. Jūs tiesiog perkate produktą, kaip ir anksčiau kažkur pirkdavote. Bet jeigu jūs norite pradėti kaip verslą, tada jūs turite išmokti daryti 200 taškų asmeninę apyvartą. Tai yra vienintelis dalykas, ką reikia mokėti daryti Amway versle ir už ką esi pats atsakingas. Už 200 asmeninių taškų. Jeigu žmogus per mėnesį padaro 200 taškų, Amway kompanija kitą mėnesį jam sumoka 36 eurus. Įsivaizduokite, jūs darydami 200 taškų sukūrėte 36 eurus iš nieko. Tiesiog iš nieko. Jūs nieko nepagaminot, nieko neinvestavot, jūs nusipirkote savo produktus, kuriuos ar taip anksčiau pirkdavote, skalbimo miltelius, dantų pastas, plaukų priemonės, tiesiog 450 produktų. Jūs juos nusipirkote, aprūpinote kelis klientus iš savo rato, nes pasidomėjote, kuo išskirtiniai produktai, kurie neturi konkurencijos, ir jūs surinkote 200 taškų. Jūs padarėte užsakymą Amway, kitą mėnesį jums 36 eurai. Už nieką. Sukūrėte 36 eurus iš nieko. Jūs ir anksčiau tą patį darė. Pažiūrėkit, nusipirko gerą nagulaką kavą. Ten yra nagulako gero, taip? Nusipirko gerą šampūną kavą. Ten yra. Nedarėt niekada to? Mes visą laiką tą darėm. Ir šitą patį padarė. Tik tai, kad anksčiau negaudavom, o dabar gaunam. 200
taškų 400 eurų, taip kažkur. Kaip ir sakiau, kad 2 eurai. Jūs praeitą mėnesį, už praeitą mėnesį išleidot 400 eurų. Jeigu ne iš ambai, jūs taškų negausit. Jeigu kitą mėnesį išleisite kažkur 400 eurų, irgi taškų negausit. Nieko tokio. Nebus 30 eurų. Čia yra pati pradžia. Ir jeigu mes tą suprantam, mums reikia tą dalyką dubliuoti. Nes ambai versle, ką jūs galite turėti, kokias naudas? Kas man įstrigo pirmoje prezentacijoje? Galima iš ambai gauti nuo 36 iki 2000 eurų kiekvieną mėnesį. Tai yra 21% atlygis, nuo 3 iki 21%. Viskas yra ambai puslapyje. Jūs prisijungę galite viską išstudijuoti. Toliau, ką galima turėti? Ir tarkim, jeigu norite gauti, čia nubraukta kažkaip, ne tas, kas turėtų būti nubraukta. Paryškinsim, 2000 eurų. Jeigu jūs norite kiekvieną mėnesį iš ambai kompanijos gauti 2000 eurų, jūsų komandai turi būti 50 žmonių, kurie darytų 200 taškų apyvartą ambai kompanijai. Bet kadangi veikia toks Pareto principas, 50 žmonių neužteks, turi būti 150 žmonių, kurie darytų mišrią apyvartą. Kažkas 200, kažkas 500, kažkas 3 taškus, kažkas... Nes kodėl taip yra? Todėl, kad ambai kompanijos principai yra kokie? Vienas iš 4 tai yra laisvė. Laisvė pirkti tą, ką aš noriu. Ambai kompanija nepririša nei vieno žmogus prie kažkokių tai keisų, kad būtinai turi tą mėnesį kažką pirkti. Reikia pirkti? Nereikia pirkti. Taip pat jūsų komandoje bus 150 žmonių, kurie darys mišrią apyvartą. Bet jeigu jūs norite gauti 2000 eurų iš ambai kompanijos, jūs turite būti pavyzdys. Rodyti pavyzdį, 200 taškų, išmokti kaip tai daryti. Taip, čia šitas žingsnis aiškus, taip? Nes pirmas žingsnis tai yra prisijungti, antras vartoti, trečias kurti komandą. Iš 150 žmonių, bet tie 150 žmonių yra ne jūsų vien pažįstami. 6 žmonės yra čia, čia 5, 6, ir jie kuria savo komandas. Praktiškai jūsų tokioje komandoje yra 10 žmonių, kurie yra aktyvesni už jūs. 10 žmonių, kurie aktyvesni už jūs. Ir jie apie save turi savo ratelį žmonių ir praktiškai jų apyvarta yra apie 1500 taškų. Ir jeigu padauginsime iš 2, tai yra 3000 eurų, maždaug koks 15 šeimų perka mišriai. Kažkas už 500 taškų, kažkas už 10, kažkas už 300, žiūrint ką perka. Taip? Tai čia mes viską jau supratome, taip, kaip gauti 1000. Ar turite klausimų štai vietoj? Prisijungę prie kompanijos, jūs iš karto turite ką? Ambai kompanijos puslapį ir buhalterį, kuris skaičiuoja jums atlygį. Jums nieko nereiks skaičiuoti, bet jeigu jums įdomu, tiesiog susėskite su tuo žmogumi, kuris jūs čia pakvietė, kad jisai supažindintų su dar aukštesniu jūsų komandos sponsoriu, kuris supranta, kaip viskas skaičiuojasi. Ir jums parodys, kaip skaičiuojami pinigai. Sekantis žingsnis tai yra, kaip ir sakiau, tai yra lyderystės premija, kuri prasideda nuo 900 eurų šalia jūsų 2000 eurų atlygio. Nėra ambai kompanijos stogo, dėl to, kad visi pradeda čia, vienam taške, nuo 200 taškų. Čia
geriausias startas tiem žmonėm, kurie nori pradėti verslą kaip verslą. Jeigu kas nori prisijungti prie Amway kompanijos dėl vartojamų produktų, tai galima ir su Identu pasta prisijungti, su 3 taškais. Bet jeigu norite startuoti kaip versle, tai yra 200 taškų. Ir daugelis žmonių, kurie rimtai žiūri į Amway verslą, tiesiog startuoja su 200 taškų. O kas čia yra? Čia neparašyta, kiek žmonių gali būti 21 procente, tai yra kiek žmonių gali turėti 2000 atlygio vietų, taip? Nes jeigu paimsime bet kurią kompaniją, bet kurią, tai banką, tai benzino kolonėlės, tai prekybos centrus, yra tam tikras vietų skaičius, kurie turi tam tikrus atlygius, taip? Savininkas, vienas negali būti direktorius, taip, gali būti 100 direktorių, yra padalinių vadovai ir taip toliau. Yra tam tikros vietos, 10 tokių, 5 tokios, taip, 3 tokie, 1000 kasininkų, taip, kurie turi tam tikrą atlyginimą ir taip toliau. Čia yra 21 procentas, tarkim, čia yra smaragdas, čia yra deimantas, čia yra dvigubas deimantas, čia yra karūnuotas. Nėra vietų nustatyta. Gali būti 100 žmonių, tik tai nuo šito žmogaus sprendimo priklausys, iki kur jisai nori dirbti. Gal kažkam užtenka 600 eurų per mėnesį. Kaip uždirbsit 8, neimkite 12. 6 ir pasiimkite. Taigi, čia yra, noriu ką parodyti, kad kiek jūs norite, tiek galite lyderystės premijų turėti. X, Y. Kiek nori. 3, 6, 21. Šiandieną yra žmogus, kuris turi 41 lyderystės premiją. Tai yra pati didžiausia kvalifikacija Amway versle, bet neparašyta, kad tai yra ultimatumas. Gali kažkas iš jūsų aplenkti tą žmogų, jisai yra Japonijoje ir gali turėti 43. Ir šiandien gal kažkam gimė tą idėją, kad jūs būsite pirmas, kuris turės 43 kvalifikuotas leidimas. Nes jūsų verslas šiandien prasideda ne nuo to žmogaus, kuris jūs čia pakvietė. Jūsų verslas šiandien prasideda nuo jūsų. Ir kokia šiandien gims jūsų sprendimas, koks bus, kokia gims idėja, tą jūs ir padarysite. Nuo nieko nepriklauso. Būtent šiame verslo projekte viskas priklauso tik nuo jūsų. Tai čia įsiaiškinam, pirmą žingsnį, antrą, trečią įsiaiškinam, trečias keisti žmonės ir 4 mokintis. O kaip mokintis, taip,